nepaliaujamai augančias degalų kainas Lietuvos vežėjai surengė akciją Stop degalų kainų augimui. Sostinės policijos pareigūnai ketina bausti protestavusius vežėjus už padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pareigūnai pažeidimus nustatė pasinaudoję iš sraigtasparnio nufilmuotą vaizdo medžiagą. Maždaug 150 vilkikų ir autobusų vos 20 km/h greičiu rieda judriausiomis sostinės gatvėmis. Taip vežėjai siekia atkreipti visuomenės bei valdžios dėmesį vis blogėjančią padėtį degalų rinkoje. Esą kurui pasiekus rekordinės aukštumas vežėjams išgyventi darosi vis sudėtingiau. Norim atkreipti ne tik vyriausybės Seimo, bet ir visos visuomenės dėmesį į padėtį degalų rinkoje. Iš tikrųjų, tai yra pragaištinga šita situacija ne tik tai transporto sektoriui, bet kiekvienam gyventojui, kiekvienai šeimai. Akcijoje dalyvavę keleivių vežėjai taip pat guodėsi dėl pabrangusių degalų ir išaugusiamis įmonių sąnaudomis. Dėl to gali brangti bilietai ir nuogąstaujama, kad ateityje žmonės negalės jų įpirkti. Didėja įsiskolinimai ateityje, tai reiškia bijome pasiekti politinę ribą, kai bus neprognozuojamos akcijos ir autobusai, transportas sustos gatvėse, tai bus tušti bakai. Akcijos dalyviai vyriausybės reikalauja sudaryti palankesnes sąlygas degalų importui į Lietuvą. Taip pat aktyviai siekti, kad ES patvirtintų sumažintus degalų akcizus komerciniam transportui. Piketuotojai kaltina ir Mažeikių naftą, kuri turi per 90% rinkos ir neva piktnaudžiauja savo padėtimis. Pasak akcijos dalyvių, žiūrint į Europos vežėjų patirtį, šią akciją rezultatų pasiekti įmanoma. Aš tikiuosi, kad turėtų kažką tai išgirsti, pamatyti. Nes taip, kiekviena akcija nepraeina pro pirštus. Matai, važiuojant, stengiamės blokuoti kažkiek tai kažką skatinti. Šiaip koks čia blokavimas, jeigu tik vieną juostą blokuojama, tai reikėtų ir blokuoti gal daugiau, bet kadangi akcija tik įspėjamoji, tai važinėjom sau lengvai, juokiamės, piksinam. Jei šią akciją nepavyks atkreipti valdžios institucijų dėmesio, vežėjai neatmeta galimybės imtis ir drastiškesnių protesto priemonių visoje Lietuvoje.